Labadiena, mėly TV6 žiūrovai. Laida ant dviejų ratų sugrįžta į jūsų ekranus jau trečiam laidos sezonui, o jis nusimato tikrai įdomus. Jūsų dėmesio laukia nauji motociklai, renginiai, įdomus pašnekovai ir žinoma įvairiausi patarimai. Motociklų pasaulis nėra tik tai apie naujus, gražius bei maloniai riaumojančius motociklus. Turbūt nesumeluosiu sakydamas, kad kiekvienas iš mūsų važiuodamas ant dviejų ratų jaučia tam didžiulę aistrą, kurią nori dalintis su bendraminčiais. Todėl šioje laidoje būtent mes ir susipažinsime su motociklininkų bendruomenėms. Žinoma, tam, kad su jomis galėčiau susipažinti, man reikėjo motociklo. Ir kažin ar galėjau išsirinkti geresnį nei Indian Chief, su kuriuo susipažinome pirmajame laidos sezone. Tai fantastiškas motociklas, kuris ypatingai tinka tiem, kurie mėgsta rinkti kilometrus užmiesčių keliukais ir keliais. Nu, o dabar keliaukime susitikti su bendruomenė, kurios vienija meilė būtent šio gamintojo motociklams. Tai Andriau, papasakok, kaip kilo mintis įkurti Indian klubą ir kodėl? Įkurti klubą greičiausiai visą gyvenimą kažkokia mintis kirbėjo, kad norisi bendruomenės, gal prisijungti prie kito klubo, bet kai pradėjau dirbti Indiano atstovybėj, tai viskas gimė natūraliai. Tuometinis klientas, dabar jau klubietis ir draugas, Ernestas, sako, Andriau, tai kada tas klubas, kada jisai bus? Pradėjome apie tai kalbėti tik įsigijus jam motociklą žiemą. Rugpjūčio mėnesį mes jau, galima sakyti, šojom šampaną. Jau asociacijų viskas įkurta. Beach Bike Festas toksai buvo pats pirmas mūsų mini suėjimas, kas tikiu šiais metais jau bus žymiai didesnis reikalas. Tai praktiškai nėra dar metų, o kiek jau narių turite? Nors žinau, kad lyg ir negarbinga klausti, bet... Jo, mes šitas pamokas irgi jau praėjom, nes paklausėm kai kurių klubų, išsiaiškinom, kad klausimą galima. Mes dar to nesilaikom paslapčių. Kadangi turim ko pasididžiuoti, greitai augam, šiai minutei turime 18 narių. Baigus pokalbį, turbūt jau kai išeis tavo laida, gali būti, kad ir bus 25. Ar per tą trumpą klubo gyvavimo laiką susiformavo jau kažkokios tradicijos klubo, ar dar kol kas ne? Tų tradicijų, žinok, jau formuojasi daug, nes visi toksai hang around gaunasi, kas atsinešė savo hobius. Tai dabar Indianas ir cigarai, tokia neatsiejama dalis gavosi. Sakėte, turėjot kelionę į Švediją kartu su klubiečiais pernai metais. Jo, tai jinai tokia buvo, galima sakyti, testinė, ta pati pirma kelionė, kai tik tai įsikūrėm klubą. Tada išvažiavom 5, pasidarėm trumpą 4 dienų ilgai savaitgalį. Ir tikrai buvo fantastinė kelionė, tai aš neabejoju, kad jinai bus tradicinė kelionė. Nes tokia trumpa, išvažiuoja idealūs keliai, greitai pamiršti Lietuvos duobes ir visą kitą. Tai ta kelionė, manau, tikrai bus tradicinė. Man kyla klausimas tokia Indian bendruomenė. Ar šneka tik apie Indian motociklus, ar ir kitos temos paliečiamos? Faktas, kad aplamai mes bendraujam, visi atsinešę savo patirtis, hobius, gyvenimą, tai mes kalbamės visom temom. Nesam tokie fanatikai, kai tik apie Indiano cilindrus ir visą kitą šnekėtume. Aišku, Indiano temos dominuoja, nes po kiekvienos kelionės vienas į kitą pasidairom, gal man irgi to reikia, ar ano, tai automatiškai tos kalbos gaunasi. Kiekvienas pasisidėjimo dalis neatsiejama be Indiano, bet paliečiam ir daugybę kitų temų. Tai ačiū labai už pokalbį ir linkiu jūsų klubui augti ir daug gerų kelionių ir naujų tradicijų. Ačiū tau. Indian – legendiniai amerikietiški motociklai.